Sveiki, mėlyje žiūrovai. Aš vis dar gyvas ir kas yra mano Facebook'e palaikinę arba šiaip lankosi, žino, kad aš kai ką darau, vieną tokį nemažą projektą. Ir taip, turėjo būti 2000 subscriberių video čia, bet noriu keletą dalykų tam padaryti ir jaučiu padarysim 2100 subscriberių video geriau negu belenką bandyčiau daryti dabar. Tai taip nusprendžiau, kad geriau pristatysiu savo didžiąją audio sistemą, prie kurios dirbu jau senokai ir ypač intensyviai dirbu šitas 2 savaitės. O kas čia iš vis yra, kas čia per lenta, ne? Čia yra vadinama dipolė. Dipol ir nežinau, ar dipolė ir antena vadina ir panašiai, nu čia toks kaip bendras žodis daugam. Ir aš toj plačiau papasakosiu apie visą šitą reikalą, bet pirmiausia norėčiau pasakyti, nu tai gal palaikinam mano Facebook'o puslapį, kas, nu daug kas turbūt apie jį nežinot, nes kasgi aprašymus skaito. Aš pats neskaitau realiai. Nu tai va, tai žodžiu sakau, jei kam įdomu, ką aš darau, ten daug smulkmenų dedu visokių, va visą šitą fotkės nuo nulio beveik dėjau, šitos lentos kaip bedariau. O kodėl aš nefilmuoju šito, nu tiksliau nefilmavau iki šiol, tai priežastis paprasta. Todėl, kad būtų žiauriai nuobodu. Realiai su medžiu viskas lėtai ir nuobodžiai vyksta, nori ypač gražiai padarytai. Būtų neįdomu ten kalbėti, oi, aš čia drožiau lentelę, čia tokie dalykai, nu nenoriu aš, kad mano kanalas būtų dar vienas kanalas apie medžio drožimą, tokių kanalų pilna, aš tiesiog noriu, kad būtų apie audio, dėl to sulaukiau, kol bus pakankamai, kad galėčiau pasakyti, papasakot niuansus ir panašiai. Štai atėjau prie antrosios lentos, kuri šiuo metu klijuojasi su šituo prietaisu, kurį aš vadinu smegenų traiškytuvu. Ir jisai, kaip matom, per aliuminio juostelę jėgos paskirstinimui ir MDF juostelę suspaudžia priekį su dugnu. Ir aš tikiuosi, kad čia gražiai susiklijuos realiai. Todėl, kad gyvarštų nesuksi per medį, tai kaip atrodys. Dėl to turiu be varžto apsisukti. Tai viskas čia yra pagrįsta tuom, kad garsiakalbiai groja ir į priekį, ir į galą, nes gale nieko nėra. Garsiakalbiai, kaip žinom, atviri. Jie gali groti abi pusės. Iš to išplaukia, kad norėtume, kad ir aukšti dažniai grotų į abi pusės, bet eiliniai twiteriai groja tik į vieną pusę, nes jie yra uždari. Todėl reikia dviejų, vieno priekį, kito gale. Taip išlaikom tolygų grojimą į abi pusės. Bet daug kas klausia manęs ir manau jums įdomu, kodėl reikia groti į abi pusės. Turim bangas, kurios eina va taip va. Betgi daugam žinoma, kad tai sunaikina žemus dažnius. Taip, tai naikina juos. Bet tuo pačiu ir nuolatinis akustinis trumpas jungimasis padaro pačią dažninę labai kontroliuojamą. Ne tą dažninę, kur visi šustri gamintojai va taip va matuoja, bet ne ką mažiau svarbę dažninę einant visą kelią aplinkui, kadangi, kad jūs ir sėdit priešais, vis tiek grojimas vyksta į šonus, atgal, net ir su dėže. Tik su dėže problema ta, kad grojimas vyksta iš pradžių aplink ir iš šonus priekį gal visiškai 360, o prie tam tikro dažnio įvyksta toks prikolas. Galiausiai siaurėja grojimas, siaurėja ir persikelia į priekį ir kol daina aukštus dažnius, realiai varo kaip koks prožektorius jau. Va taip va, tiesiog platėjančiai truputį, kokiais 15-30 laipsnių priklausomai nuo kolonėlės. Tai ką tai reiškia, jeigu žemesniuose dažniuose grojam aplinkui, o aukštesniuose tik į viršų, tai, atsiprašau, tik į priekį. Tai ar tai gera kolonėlė? Juk mes girdim atspindžius, jeigu mes čia sėdim, klausom garsiakalbį, mes daug visko girdėsim ir nuo čia,
ir nuo tenais daug atspindžių. Tai jeigu per visą dažnių juostą atspindžių kiekis skiriasi, power responses keičiasi, kuris iš esmės yra kiek energijos pačiam kambarį yra ir ta energija susidaro iš visų krypčių grojimų. Čia jau nėra atskaitos taško, kaip būtų klausytojas, čia jo nėra. Čia ir žiūrim, kiek energijos prie kiekvieno dažnio yra kambaryje. O tai iš esmės nulėmė, kaip mes jausim pačią muziką, sceną, kaip sakant, aš nemoku audiofiliškai kalbėti, bet žodžiu daug natūraliau skamba viskas. Taip pat dėl praradimo žemų dažnių, tai šitas visas daiktas stovės ant paprasto uždaro subo, pora subų ir pora dipolių. Žemiam dažniam pasirinkau uždarus subus, todėl kad labai brangu su dipoliai išspaus žemus dažnius. Ir, bendrai vien tik dėl to. Ir šita žemuose dažniuose netaip tragiška, taigi šita lenta 3 juostų susijungs su subu ir bus 4 juostos. Ir šitas garsiakalbis gros nuo 100 iki 1000 maždaug, šitas nuo 1000 iki 6000, o twiteriai, ir priekinis ir galinis, gros nuo 6000 iki pat viršaus. Tai gausis 4 juostos. Bet prie 100 Hz jau kažkiek vyksta to trumpo jungimo akustinio ir prarandama žemų dažnių. Todėl būtina bus ekvalizacija, kuri truputį pakelia, kad išlygint dažninį. Tai dėl to pats elektroninis filtras bus gan sudėtingas ir tai yra pagrindinė priežastis ir atsakymas į vieną klausimą. Jei dipolė tokia gera, kodėl brangiausios kolonėlės visada yra visokios dėžės? Ogi atsakymas tas, kad jiem per brangu, žinau, jokinga, kolonėlės kainuoja, pavyzdžiui, 100 000 eurų, bet jiem per brangu darytis dipolinės, nes jie renka viską už 100 eurų ir jeigu jiems gausi 150 eurų, jiem jau blogai. Galit ginčytis, galite aiškinti apie kokybę, ten visokius šūdus, bet reikia atsimerkti ir paskaityti apie akustiką, psichoakustiką, visokius tokius dalykus, kaip kambarys elgiasi ir suprasi, kad net brangiausios kolonėlės visiškai nieko negali padaryti tiksliam muzikos atkūrimui. Kad ir kokie brangus garsiakalbiai, kad ir kas ten daryta. Šitokios konstrukcijos yra nepopuliarios ir kai kurie net stumia jų, nes jiem matai koks nors dvijuostis, ten gaidys labai gerai groja, nes mandrai vadinasi, arba turi ilgą istoriją iš kokių 60 metų, bet sveiko proto logika man sako, kad kažkas, kas iš esmės 60 metų mažiau tobulinta, tai tikrai negali būti geriau už tai, kas ištobulinta dabar labai protingų žmonių. Pavyzdžiui, šitokios tipo sistemos, aš kopijavau kaip ir formą iš Now Note sistemos, o yra ir Linkvico sistemų puikių, realiai Džonas ir Linkvicas, John Kreskovski ir Siegfried Linkvic. Ir šitą jie yra kaip nežinau, nemoku žodžių, pionieriai yra tokių sistemų ir labai daug pasiekę tyrė, jie ne šiaip auksinius kondensatorius litavo, ten kokias nesąmonės darė, bet jie rėmėsi tikrais matavimais. Dar vienas dalykas, kurį nesunku pastebėti, yra pats elegantiškumas dipolės. Kai mes turim va tokią lentą ir visišką tuštumą ir galim čia įdėti 8 colių žemadažnį, o jeigu darytume su dėže, tai jam reiktų gal kokių 20-30 litrų. Būtų tokia jau dėžė, normali spintelė, kaip sakant. O dabar turim tik lentą. Aišku, kaina to yra didelė, nes turim naudoti būtinai aktyvius filtrus, pasyvus netinka. Ir iš vis turim vien dėl to eiti 4-juostę sistemą. Ne dėl to, kad šitas
blogai veiktų su Twitteriu visai be mido, bet todėl, kad turim pločius turėti. Pločiai turi būti kuo aukštesnis dažnis, to mažesni pločiai, kad veiktų tas dipolinis efektas aplinkui. O, daug prikalbėjau apie patį dalyką, bet nepakalbėjau apie patį, kaip sakant, jau daiktą. Tai čia yra buko lenta iš juostelių tokių. Man kažkaip gražiai jos atrodo, tai galėjau ieškoti kažko, pilno medžio arba fanierą naudot, bet kažkaip man patiko. Ir tvirtumas nesveikas, tiesiog kaip, labai čia tvirčiausias dalykas, realiai kokį esu apdirbinėjęs. Kietesnis ir už fanierą, apie MDF net nešneku, MDF tai kaip iš muilo kokio palyginus. Tai man patinka, aš patenkintas šitą lentą. Taip pat kaip matėt Facebook'e, kas matėt, kas nematėt, kas norit, galit pažiūrėti. Nuotraukos apie šitą organinį stiklą šviečia. Čia toks intarpėlis šiaip ant prikolo. Mechanizmas pasiteisino, o taip pat ir pamokėlė. Labai atsargiai, kai sukat va tokią MDF juostelę, nes va suskilo beveik visur mane, tai suklijavau. Geriau dėt kuo didesnės poveržlės, jei norim kažką tvirtai tai prisukti. Nes, matot, kas atsitinka. Suskyla, nes MDF, va tai va plokštė buvo, o čia sukam, kaip sakant, išilgai ir tvirtumo nėra tam. O medis va turėtų tvirtumą. Tai tiek norėjau šį kartą parodyti apie savo išsvajotąją sistemą. Realiai. Pripasakau daug visko, visokių nesąmonių, techninių ir labai sunku apie viską skaitant angliškai eksprompt bandyti išverst. Bet manau, supratot maždaug esmę. Žodžiu, trumpai tariant, dipolinė sistema turi tolygesnius atspindžius ir tolygiau, kaip sakant, prikrauna kambarį muzikos ir dėl to geriau groja, paprasčiausiai. Geriau groja, nes geriau groja nereiškia, kad žmogui geriau groja teoriškai. Kaip ir sakiau, kiekvieno pasirinkimas gali būti skirtingas ir, žodžiu, nekartosiu to paties. Bet, o kaip aš, pavyzdžiui, žinau, kad mėgstu dipolės. Iki šiol naudoju 3GD su kažkokiu ten popieriniais aukštadažniais, jų atviri galai ir GD atviri galai, tai iš esmės turiu dipolę nuo kokių 300 gal kaip nors iki 1000 Hz. Ir tie vidutiniai dažniai dipoliniai tiesiog taip puikiai groja su tokia lieva sistema, paprastoj dėžiai be galo. Tiesiog dar vaikystėje atradau šitą prikolą. Net nežinau, kad taip daroma. Kai elipsės įsidėjau į dėžes ir nedėjau galų, nes išmaščiau kažkaip, kad bagažinė tai tokia didelė, kad kai beribė dėžė, kai jos palangiai. Su tokia logika tiesiog nedėjau galų. Tai va, taip ir gavosi. Ir patiko, labai patiko. Tai tiek norėjau papasakoti apie savo sistemą. Čia tokia kaip ir įžangėlė buvo. Bus dar kažkiek video, neįsivaizduoju kiek apie šitą projektą. Juk reiks dar filtrų, stiprintuvų, čia bus visko. Tik dėja ganėtinai lėtokai vyksta, bet aš manau didesnį projektą įdomiau stebėti, nors ir rečiau, bet įdomiau, bent jau man pačiam, negu vis tas nešiojamas kolonėlės ar kažką tai mažo, kas jau išnagrinėta iki skausmo. Tai, ką žinau, tikiuosi, jums patinka, ką darau ir susitiksim kitą kartą. Neužmirškit apsilankyti mano Facebook'e, jei norit, prenumeruokit, jei neprenumeravot, irgi, jei norit. Ir spauskit patinka, jei norit. Iki. Ir kam įdomu, ganėtinai daug kainuoja tokią sistemą pasidaryti. Nemažai.